Labą dieną, su jumis Grigorijus, siuvimo mašinų meistras. Šiandien mes turim Rubina Professional 90QE. Čia mes gavom tos mašinos ką tik naują siuntą. Ir šiek tiek jos patobulinom, jos buvo labai geros. Dar šiandien jinai dar geresnė. Tai mes siuvinėjom, aš truputį pristatysiu šitą mašiną. Jinai turi ir labai daug dekoratyvinio raštų, ir turi labai daug šriftų. Ir jinai gali ir, siuvinėti tais raštais. Čia nėra siuvinėjimo mašina, bet tie raštai pakankamai gražus, kadangi dygsnių plotis po šitą mašiną 9 mm. Skirta ne tik profesionalams, bet ir mėgėjams. Tai va, dabar paleisiu, kad jinai išsiuvinėtų tą, ką mes suprogramavom, o aš jums paaiškinsiu, ką mes patobulinam šiuo momentu šitai mašinai. Tai šiuo momentu, ką mes turim, mes sustiprinam va šitos adatos plokštelius. Kaip ir minėjom anksčiau, mes pastoviai tobuliname mūsų brandą Rubiną ir šiuo momentu va šitą plokštelę, jinai žymiai storesnė, jinai dvigubai storesnė, negu buvo va šičia. Nėra va šito išpjovimo, mes panaikinam šitą išpjovimą, kad jinai būtų dar stipresnė ir paliekom tik tai va šitą išfrizavimą. Irgi tas išfrizavimas dar plonesnis negu buvo, čia buvo giliau, čia dabar daugiau metalo ir tokiu būdu mes sustiprinam adatos plokštelį šitai mašinai. Dabar jinai ir taip nebijodavo, bet dabar tikrai nebijos jokių adatų laužimų. Jeigu netyčia sulaužėt adatų, tai nieko neturėtų atsitikti. Ir kol mes kalbėjom, mūsų mašina išsiuvinėja mūsų užprogramuotą užduotį. Myliu tave. Aš irgi myliu šitą mašiną. Tai šiandien tiek. Su jumis buvo Grigorij ir OB siuvimo stilius. Tikrai verta dėmesį šitą mašiną. Statykite laikus, dalinkitės videos tiems, kurie nori nupirkti siuvimo mašiną. Gerą siuvimo mašiną. Sėkmės jums ir iki.